noriu pakviesti Dalią Augaitę, TGS Baltic partnerę, kuri praves pirminę mūsų panelinę diskusiją su emitentais. Ačiū. Ačiū ir labai džiaugiuosi, kad galiu kalbėti ne apie teisinius dalykus. Dalį tikrai jūsų pažįstu ir džiaugiuosi galėdami jau su jumis pražengti tą pirmą žingsnį per obligacijas. Kartu gal porą žodžių apie mane, kad aš jau su kapitalo rinkoms dirbu 10 metų, pradėjau nuo Igničio žaliųjų obligacijų pirmos emisijos, tada dar buvo Lietuvos energija. Savo dar kūdikį labiausiai džiaugiuosi Igničio IPO, kuris buvo tas antras kūdikis su jais. Tai čia iš didžiųjų. Bet dabar apie jūs ir kas su manim šiandien dalyvaus mūsų paneliniai diskusijai. Nes man visada sakau, kad pirmiausia turi būti poreikis iš įmonių žengti ir turėti kažką sukurti. Turi būti tam poreikis. Tai labai prašau prisijungti ir ateiti iš skirtingų sektorius. Tai yra pirmiausia Linas Tomkevičius iš Invalda Renewables įmonės. Tai turime iš atsinaujinančios energetikos. Vitalijus Andrijauskas, Fastlink. Negali Vitalijus. Vitalijų Denisas pakeičia šiandien. Tai. Denisai. Teks, kaip sakyt, pridengti kolegos lygos ar komandiruotės atveju. Tada kviečiu Joną Izokaitį iš Kaitos Group. Turime nekilnojamo turto atstovą. Ir taip pat turim Tomas Taškūną iš Civinity kompanijos, tai reiškia paslaugų sektorius. Malonu. Prisijungsiu ir prie jūsų vyriškos kompanijos. Galvoju, kaip mes čia darom su mikrofonais, kad man nereiktų dėlioti. Ir leisti. Perleisim per rankas. Kaip ir sakau, man įdomiausia ir visada pastatau save į batus potencialių emitentų įmonių. Ir galvos skausmą, kurį aš labiausiai spręsčiau, būdama jų batuose. Kodėl? Kada? Kodėl man kaip įmoniai, kuriam vystymosi etape atėjo tas poreikis pagalvoti apie obligacijos? Ne šiaip tai, bankai, du pagrindiniai, daug mažesnių, konkuruoja, siūlo, atrodo tik tai eik ir duris bus atidarytos, ne? Bet čia mes einam į finansavimą į kitokį būdą. Tai kokį įmonės poreikį labiausiai aš realizavau ir išsprendžiau finansuodamasis obligacijas? Jonai, nekilnojamo turtas, kuris vis dar yra pats populiariausias. Aš tai gal pradėčiau nuo to, kada mes įsivardinom, kad kapitalo rinkos jau yra patrauklios ir įdomios, tai kai tu esi nei per daug mažas, nei per daug didelis, jau esi šitą nuveikęs ir gali kažko pasigirti. Ir matyt, momentas buvo labai aiškus ir paprastas, kai tu sudedi visus pinigus į centrinėje lokacijoje esančius savo nekilnojamų turtus, alokuoji ten savo kapitalą. Ir tada klausimas yra toksai, kuriuo keliu eiti. Ar eiti kaštų optimizavimo keliu, žiūrėti, kaip padidinti užimtumą ir padidinti kainas įvertinant konkurenciją, ar tiesiog eiti augimo keliu. Tai vienreikšmiškai grupėje pasirinktas augimo kelias. Tokiu būdu nuspręsta išleisti obligacijas, kaip sakant, įkeičiant akcijas, atlaisvinti dalį kapitalo ir perskirstyti kitur. Tai mes nutarėme per 3-4 metus tiesiog įgyvendinti daugiau projektų, tai yra 3-4 vystymo projektus, kurie leistų uždirbti daugiau pelno ir orientuotis į pelną, ne į kaštus. Tai mūsų toks sprendimas buvo. Linai, atsinaujinančios energetikos sektoriai. Mūsų fondas turi tam tikrą, specifiką, kadangi mes Lietuvoje nedirbame, Baltijos šalyse nedirbame, dirbame Lenkijos ir Rumunijos atsinaujinančios energetikos rinkose. Turime pakankamai didelį įvairovę projektų, kurie varijuoja nuo mažų iki didelių. Tai mažiems projektams pritraukti bankinį finansavimą yra pakankamai sudėtinga.
tarkim, pritraukti kelis milijonus eurų projektui arba pritraukti 24 milijonus eurų, tiek pat reikia tiek darbo įdėti, tiek praeiti visus procesus, kurie reikalavimi bankų, tai dažnu atveju neapsimoka. Tiesiog skolintis iš bankų, tarkim, tarpinių paskolų, trumpalaikių paskolų, projektų statybai labiau tada optimalus kelias yra, šiuo atveju buvo išleisti obligacijas ir pasiūlyti Lietuvos investuotojams jas išpirkti ir tokiu būdu finansuoti mažesnius projektus. Su didesniais projektais mes dirbame su bankiniu finansavimu tose rinkose. Tai toks pasiskirstimas yra, taip, ne? Kad... Taip, pas mus natūraliai gavosi diversifikacija, kad mažesnius projektus lengviau finansuoti su turint pūlą, sutraukti ir taip, tada pačiam spręsti, kokiam projektui aš skirsiu lėšas. Taip. Gerai. Civinity grupiai. Paslaugų sektorius. Taip, Civinity grupė ne tik dėl to, kad paslaugų sektorius, bet pati įmonė labai sparčiai augo eilę metų per įsigijimus. Įsigijom visą eilę kitų įmonių. Ir finansavimas obligacijomis buvo kaip vienas iš patogių įrankių tai daryti, nes vis dėlto tokia veikla, įsigijimų veikla bankų nėra labai mėgstama. Reikia labai detalių paaiškinimų, detalių verslo planų, o kartais įsigydami įmonę mes ten tiek detaliai ir tiek tiksliai suprognozuoti ateities negalime. Tačiau patirties turime, iš esmės įmonės veikla yra sėkminga ir tie įsigijimai mums pasiteisina, o dar yra vienas svarbus faktorius, kad kaip paslaugų įmonė neturime kažkokių tai mėgstamų bankų užstatų, neturim kažkokio tai nekilnojamo turto ar kažkokio tai įrengimų, kurios galėtume įkeisti, tai mums buvo patrauklu obligacijos tiek per trukmę, terminus, tai kad mes galim neamortizuoti, kad mes galim refinansuoti tas skolas ir kad yra paprastesnis pats procesas, paprastesni reikalavimai. Tai suprantu, įsigijimų finansavimui, kada negali dar tiek pateikti informacijos apie targetą ir parodyti, kokia bus įtaka įsigijus tą targetą, užstato negali pateikti ir, kaip sakyti, to amortizavimo proceso savybės nebuvimas. Tai, kad nereikia amortizuoti obligacijų, tai mums vėlgi suteikia papildomų galimybių spartinti pačius tolesnius įsigijimus. Nes šiuo metu mes turim ir vieną įsigijimą padarę su bankinio finansavimo pagalba. Tai tas finansavimas, pati paskola yra su amortizacijos grafiku ir mums bet kokiu atveju pinigų srautams daro neigiamą įtaką. Tarpo obligacijas paprastai skolinomės obligacijomis be amortizacijos, esam jau ne vieną kartą leidę obligacijų emisijas, esam didinę obligacijų emisijas, tai mums suteikia pakankamai daug, suteikia kapitalo tolesnei įmonės plėtrai. Ir telekomunikacijų sektoriui, kaip čia kokie poreikiai yra sprendžiami obligacijų pagalba? Na, mūsų atveju viskas pakankamai yra trivialu, mums reikėjo investicijų, nes telekomunikacijų sektorius yra pakankamai mūsų investicijom, tai nuolat reikia investuoti mums į šviesolaidinio tinklo plėtrą, į inovacijas, į naujas technologijas, ką norime pastoviai pateikti į rinką, o iš tikrųjų pasirinkimas, tai finansinių priemonių nėra labai didelis. Verslą gali finansuoti arba iš nuosavų lėšų, arba iš bankinio finansavimo, arba pasitelkiant obligacijas, arba darant IPO. Prieš tai iš tikrųjų mes naudojamės tik tai dviejomis priemonėmis, tai finansavimu investicijų iš nuosavų lėšų arba bankinio finansavimo, bet šiais metais nusprendėme, kad norime turėti alternatyvą ir diversifikuoti savo finansinių paslaugų portfelį ir išleidome obligacijas. Kaip pasikeitė gyvenimas ir ar pasikeitė išleidus obligacijas? Taip, gyvenimas be abejo
pasikeitė, nes gavome daug pinigų į sąskaitą. Beje, tuom ir skiriasi bankinis finansavimas ir obligacijų išleidimas, nes įsisavinant pinigus dirbant su bankais, procesas yra šiek tiek sudėtingesnis. Tu, pavyzdžiui, turi įnešti nuosavą dalį arba įsisavinimo procesas, jis yra toks ilgalaikis. Turi pateikti ten sąskaitas, faktūras bankui, tada gauni pinigus. O šitoj vietoj atsiranda tam tikras lankstumas, nes tu gauni pinigus vienu pavedimu į sąskaitą ir gali juos įsisavinti pagal tai, kaip buvo suplanuota, bet iš kitos pusės savo nuožiūrą. Linai, tau gyvenimas lengvesnis ar sudėtingesnis? Be jokios abejonės su obligacijomis yra dirbti daug paprasčiau negu su bankais. Su bankais procesas finansuojant projektus užtrunka tikrai ne mažiau 6 mėnesių, neretai ir ilgiau, kadangi procesas yra tikrai sudėtingas, daug yra patikrinimų, daug dokumentacijos ruošimo, daug dėrybų dėl paskolos sutarčių, sąlygų, įkeitimo sutartys ir taip toliau panašiai. Čia tikrai labai didelė administracinė mašina, kuri reikalinga tam, kad pritraukti bankinio finansavimą. Su obligacijomis, kaip minėjo kolega, iš tikrųjų paprasčiau. Taip, gauni pinigus iš karto ir juos naudoji. Tada yra daug didesnis lankstumas ir mobilumas. Bet čia taip, man nesinori, kaip sakyti, kad su bankais vien tik administravimas, jau tik tai sunku, o čia mes turim laisvę ir panašiai, nes man atrodo, kas yra labai einant į obligacijų rinką, tai yra, tu kuri tą santykį su investuotojais, tu turi čia viešumą ir tai yra ta vertybė, kurią tu turi saugoti. Tai neliks stalčiuje su konkrečiu banku tas kažkoks ginčas, kaip sakyti, konfliktas ar neįvykdymas, nes irgi, kai mes dažnai diskutuojam su įmonėm ir sakom, kad jeigu įmonėj pradeda kažkas braškėti ar taip, tai pirmiausia reikia galvoti, ką viešai susitvarkyti ir prioritetą tam tikrą savo viešom emisijom, nes ten tavo vardas labiausiai skambės. Jonai, ko investuotojai labiausiai norėjo, tikėjosi ir pavyko tą santykį sukurti? Kodėl jie pasitikėjo jumis? Aš tai įsivaizduoju, kad tai yra toksai miksas. Vienas dalykas, kad mūsų komanda ganėtinai stipriai yra ir visi turim tokį bankinį backgroundą, kur tikrai galim įsivertinti rizikas ir finansinius srautus. Tai tikrai pavyko, manau, sudėlioti tinkamą produktą, kur ir riziką aiškiai identifikuoti, užtikrinimo priemonės pateiktos, grafikai susijęti su tam tikrais įvykiais, tai yra su projektų įgyvendinimu. O grįžtant apie tą viešą atsakomybę, mes tikrai, nors ir mūsų misijos yra neviešos, bet mes atsakomybę tikrai jaučiam ir būna tokių renginių, kur ir kolegos parsiveža ir panašiai, ir visi klausinėjo, kaip ten vyksta, kiek jų pastatė, o kada jų pastatysit, ir viskas yra gerai. Tai mes matome, kad tikrai investuotojai įsitraukia, žiūri, stebi, miesto lokacijas žino, kur projektai vyksta ir tikrai malonu pakomentuoti ir pasidžiaugti eiga arba pačiais tais projektais. Tai sakyčiau, kad tikrai tai toks viešesnis dalykas, tikrai ne bankinis ir tai galima tą sėkmę džiaugtis. Kaip sakant, atsakomybės be abejo irgi reikia prisimti daugiau. O kuriame, nes kadangi vis tiek Lietuvoje yra nemažai nekilnojamo turto, kaip sakyti, kažkurią dalį užsiimančių šitą veiklą įmonių, kuriam įmonės etape apie obligacijas reiktų ir būtų galima jau galvoti? Pasiskolinimą obligacijų formą. Aš tai įsivaizduoju, kad tai yra tvarus santykis, tai yra, vis dėlto tu turi įrodyti, tu turi kaip ir bet koks menininkas, bet koks kūrėjas turi parodyti savo rezultatus, parodyti savo portfolio, ką tu esi įveikęs, į kokį tu standartą taikai ir kas tu toks esi. Nes be abejo, nuo to priklauso kartais ir kaina ir investuotojai sako, aš tavęs nežinau, todėl nepriimtina maža tavo, kaip sakyti, aš sieju tave su didesnė rizika, tave žinau, tikrai įgyvendinęs esi daug projektų ir tiesą sakant, tos emisijos labai greit pasipildo, jos lengviau išplatinamos yra. Tai aš įsivaizduoju, kad vardą reikia užsitarnauti
Ir visi mato, sunku pasakyti, kokioje stadijoje. Aš tik sakyčiau, kad jeigu geras verslo planas ir tu sugebėjai įrodyti, aš tai siūlyčiau nebijoti. Aš siūlyčiau būti drąsiem. Mes savo ruoštų irgi pradėjom ir nedalyvavom kapitalo rinkose, bet rinkomės tą kelią, kur iš pradžių atrodė baisus, sutartys neaiškus ir panašiai, bet čia svarbu labai pasirinkti partnerius, nes jie labai padeda pasakyti, nesimėtyti, kur yra rėžiai, kur yra ribos, rizikos ir panašiai, ką galima gauti feedbacką apie rinką, kiek galima susirinkti, kokiu būdu ir taip toliau. Tai aš įsivaizduoju, pradžia yra sudėtingesnė, bet svarbu yra pasirinkti tinkamus partnerius, nes kas tau atrodo labai sudėtinga, tavo partneriam tai yra 5, 10, 15 misija, jie žino daug ką praėję ir jie žino, ko tikėtis, tai atneša daug ramybės. Noriu paliesti, Tomai, dar vieną stereotipą, nes irgi, kai kalbu su įmonių CFO, CEO, kad vis dar tas yra stereotipas, kad obligacijomis skolintis yra brangiau negu bankinis finansavimas. Ką pakomentuotum? Čia turbūt svarbu vertinti, kokiu greičiu nori savo verslą auginti. Ir turbūt reikia ant svarstyklių dėti lėtesnį augimą ir kiek tai kainuoja, ir šiek tiek didesnę tą mokamą palūkanų normą už obligacijas. Tačiau manau, kad spartesnis augimas tikrai kompensuoja su kaupu. Kitas dalykas, tai yra įmonė visą laiką savo plėtrą stato ne tik tai ant nuosavų lėšų, bet ir ant išorinio finansavimo. Tai gali būti bankinis finansavimas, gali būti finansavimas per privačius investuotojus obligacijų pagalba. Tai tą investuotoją reikia, kaip ir kolega minėjo, reikia įrodyti savo patikimumą tiem investuotojam. Ir kartais tas patikimumo įrodymas, jisai reikalauja tam tikrą laiką mokėti kažkokią tai papildomą premiją. Tačiau su laiku kompanija, kuri įrodė savo stabilumą, patikimumą, kuri gerbė savo investuotojus, tai manau, kad tikrai gali kainą ženkliai susimažinti ir ta kaina tikrai nebebus tokia tiek skirtinga nuo bankinio finansavimo. Linai, dar tavęs noriu paklausti. Tai kokius namų darbus atlikti? Nes pats esi jūsų įmonė išleidai ir viešą emisiją, ir privačią, bet reiškia, jau tų darbų, kaip sakyt, praktikos yra, kad būtų sėkmingas tas visas platinimas, tas visas investuotojų pritraukimo. Kokie tie 3 namų darbai? Nežinau, ar 3, neskaičiavau, kiek jų yra iš tikrųjų, bet vienas iš, ko gero, pagrindinių, tai pakankamai atvira komunikacija ir informacijos atskleidimas tiek apie planus, kurie bus įgyvendinami naudojant pritrauktą emisiją, tiek atskleidimas pačių, tarkim, finansinių laukiamų rezultatų, nes investuotojams natūralu yra aktualu, ar bus įmanoma grąžinti pinigus. Tai vienas iš pagrindinių kriterijų, ar paskolinti pinigai bus grąžinti. Pagrindinis klausimas. Aš tau duosiu pinigus, bet ar tu man grąžinsi juos? Asmeninio žodžio prašo? Ne. Tai iš tikrųjų pasitikėjimo kūrimas su investuotojais yra vienas iš pagrindinių namų darbų, sakyčiau. Ruošiant atitinkamą informaciją, kurios jiems reikės. Telekomunikacijų sektorių vėl į Fastlinką noriu labiau tai paklausti, nes jūs minėjote, kad svarstėte ir tam augimo, ir IPO, ir obligacijos, ir skolintos lėšos. Ar buvo diskutuojama apie tą žingsnio žengimą būtent dėl atskleidimo informacijos? Kiek jos reikės daugiau atskleisti? Gazdina, negazdina? Tie baubai pasitvirtino, kai jau esat išsiplatinę? Va tas skaidrumo, viešumo elementas.
Na, apie IPO mes dar tik tai svarstame, neplanuojame jo daryti galbūt kažkada ateityje po 5 metų, o kalbant apie viešumą ir skaidrumą, tai mano manimo tai tik tai pliusas, nes verčia įmonę pasitemti, sutvarkyti tam tikrus procesus, kurie galbūt nėra 100% sutvarkyti įmonėje. Ir tikrai buvo mums vienas iš pagrindinių klausimų, pavyzdžiui, kai svarstėme apie obligacijas, tai ar daryti viešą platinimą ar neviešą platinimą. Pačioje pradžioje tikrai buvome sugalvoję, kad darysime neviešą platinimą, bet po to po ilgų diskusijų su Orivonu, po ilgų apsvarstymų visgi nusprendėme, kad norime daryti viešą platinimą. Ir čia šitoje vietoje buvo 2 pagrindiniai aspektai, kurie lėmė šitą pasirinkimą. Tai pirmas dalykas, kad mes pirmą kartą leidome obligacijas ir supratome, kad norime sumažinti ir minimizuoti riziką, kad nepritrauksime norimos finansuojamos sumos. O kai darai viešą emisiją, tai šita rizika yra minimizuojama. O antras dalykas yra tas, kad visgi, kaip ten bebūtų, supratome, kad vieša emisija turės teigiamą įtaką mūsų įmonės įvaizdžiui ir prekės ženklų žinomumui. Ir šitoje vietoje man tai dar toks, sakyčiau, kai vis girdžiu, kad investuotojai yra persisotinę nekilnojamų turtų ir bet kuri įmonė arba naujas emitentas, kuris yra, kaip sakyti, ne iš nekilnojamo turto, jis, man atrodo, yra toksai didesnio dėmesio sulaukiamas. Ar šitoje vietoje su investuotojų paieško, kaip sakyti, jų pritraukimu, ne, ir iš jų klausimų jautėt tą susidomėjimą, kad norim diversifikuoti savo investicijas, norim ir labai ieškom tų kitų investicijų, ne į NT? Aš manau, kad tikrai taip. Buvo padidintas susidomėjimas ir mes, kai ruošėmės obligacijų emisijai, analizavome rinką, analizavom įmonės, kurios išleidžia obligacijas, konsultavomės su partneriais, tiekėjais ir supratome, kad iš tikrųjų Baltijos obligacijų rinkoje nėra šiuo metu ne vienos telekomunikacijų bendrovės. Ir pagalvojame, kad tai iš tikrųjų galėtų būti toks mūsų privalumas arba konkurencinis pranašumas, kuris padės mums tikrai pritraukti norimą pinigų sumą, o taip pat padarys gerą darbą ir investuotojams, nes jie galės diversifikuoti savo obligacijų portfelį ir kaip Mykantas įrodė, šiuo metu pagrindinių obligacijų rinkos dalyviai yra finansų sektorius arba statybų sektorius, o telekomunikacijų įmonių nėra. Tai mes esame pirmoji. O iš tikrųjų verta paminėti, kad taip yra pakankamai stabilus ir anticiklinis sektorius, į kurių tikrai verta investuoti. Pagrindinis, kaip sakyti, irgi toks argumentas su investuotojais, parodyti tą anticikliškumą. Jo. Jonai, diskusijose su investuotojais. Laukia klausimų, ką nors, kad pasiūlykit ne tik NT. Ne, aš įsivaizduoju, kad NT tūlam lietuvių tai yra aiškiausias plytos, aiškiausias dalykas yra. Tai aš sakyčiau, kad mes kaip tik lengvesnėje situacijoje, nes tas verslas labai aiškus yra, tu statai parduodi arba tu nuomoji. Tai aš sakyčiau, kad mes, gal jis yra atsibodęs yra kiek, bet tik skausmas žinomas, tai vertinami keli aspektai, ar bus įgyvendinti projektai ir kiek aš grąžos gausiu, tai čia taip labiau. Sueinam į paprastus klausimus ir... Aš manau, tai be abejo, tai yra platesnis, kaip sakyt, duomenų srautas, kurį tu įvertini, tai bet kuriuo atveju, ten kalbant apie viešą, neviešą, tai bet kuriuo, tai turi atitikti tam tikrus dalykus, tai turi būti audituojamas ir panašiai. Tai, pavyzdžiui, mūsų grupės atveju mes pilnai atitinkam viešam. Bet kaip kolega minėjo, jis vertino tam tikras rizikas platinimo, neišplatinimo, mes šiuo atveju pasikonsultavę sakom, kad lygtais atitinkam visai tuos rėžius, kuriais jaučiamės komfortiškai, tai čia, aš manau, labai individualu yra. Kartu noriu paskatinti ir jeigu kas turėtų iš auditorijos klausimą, tai pakelkit ranką ir prinešime mikrofoną. Mano kolegė pagelbės, kad būtų tas toksai interaktyvu daugiau, nes, kaip sakau, biznio žmonės labiausiai su biznio žmonėm ir turi geriausių klausimų.
Kartu, Tomai, dar noriu paklausti apie tą komunikaciją su investuotojais. Kiek skiriate laiko, kiek, kaip sakyti, tų klausimų, dėmesio, nepatogių situacijų, tai santykiai su investuotojais yra atskiras žmogus, kuris dirba, užtenka to paties komunikacijos žmogaus. Kiek čia galvos skausmas? Čia ne galvos skausmas, čia džiaugsmas. Tai su investuotojais dirbam tiek įmonės komunikacijos žmogus, tiek ir finansų žmogus, šiuo atveju mano pozicijos žmogus. Tai tuo pačiu mes visą laiką turim ir rimtus partnerius, kurie mums padeda ieškoti tų investuotojų. Tai paprastai dirbam su platintojais, kurių pagalba naudojamės tiek surasti investuotojus, tiek ir su jais bendrauti. Ir aišku, tas bendravimas su investuotojais tai yra didelė vertybė, tai padeda tikrai įmonės patį vardą skleisti daug plačiau, tai kad ne tik tai du bankai žinotų apie tai, kad Civinity grupė padeda išsaugoti nekilnojamąjį turtą Lietuvos žmonėms, jo vertę palaikyti. Tai manau, kad čia to vidinio resurso be abejo reikia, tačiau nepatogių klausimų neturim, visi klausimai yra tinkami. Linai, žiūrint, ir man visada norisi žiūrėti į tą horizontą, kaip sakyti, žiūrint į augimą, vis tiek kiekviena įmonė turi savyje tą intenciją, potencialą augti, plėstis, didėti. Kaip čia matai šį instrumentą obligacijos? Vis toliau jį vystyti, vis bendrame skolinimosi portfelyje? Taip, mes planuojame ir toliau leisti obligacijas ateityje, priklausomai nuo to, koks bus finansavimo poreikis mūsų statomų projektų. Kadangi tai nėra vienintelis instrumentas, su kuriuo mes dirbame, yra ir bankinis finansavimas, yra ir privati skola, kurią mes pritraukėme mūsų vystamiems projektams, tai kiekvienu atveju šiek tiek vertiname pagal būsimus planus, kuris iš jų būtų labiausiai tinkamas. Tai žiūrint į perspektyvą, mes ir toliau taip planuojame dirbti su obligacijų leidimu rinkose, o kadangi vėlgi mūsų specifika yra tokia, kad tai yra uždaro tipo fondas, tai yra, jisai turi ribotą gyvavimo laikotarpį, mes irgi turime atsižvelgti tai, kaip tai sutampa su pačiu ciklu fondo gyvenimo, kada investicinis periodas baigėsi ir kada atsiranda jau poreikis projektus pardavinėti. Tai irgi tam tikrą prasme planavimo yra dalykas, kad nesusipjautų daugelis kriterijų, kurie reikalingi. Tai mes galbūt kažkiek skiriamės nuo kolegų, kadangi pas juos yra labai tęstinis verslo ciklas. Norėsiu šitą klausimą ir kiekvieno jūsų paklausti, dar Linai, nepaleidžiant paties, o kartais irgi toks iš kai kurių emitentų aš girdžiu tą pasakymą, kad kai aš jau galiu ir bankui parodyti, kad turiu didesnį finansavimosi šaltinį, jis labiau yra diversifikuotas, yra lengviau ir su bankininkais dėrėtis ir truputį pasikeičia požiūris, lankstumas atsiranda. Ar teko tai pajausti? Turiu pripažinti, kad ne, kadangi vėlgi pas mus kitokia šiek tiek specifika, mums dažniau tenka su bankais dirbti vėlgi projektiniam lygyje, tai mums tenka įrodinėti, ar projektas yra pakankamai geras, kad bankas galėtų jį finansuoti. Tai, kad mes esame išleidę obligacijų emisiją, viešumo prasme tai tikrai padeda. Viešumo prasme tikrai padeda, nes tam tikrą numatyti ir psichologinę prasme parodo, kad yra pasitikėjimas iš rinkos. Tai be jokios abejonės to atžvilgiu tikrai taip. Ar tai išsprendžia, tarkim, finansavimo, projektų finansavimo konkretaus, galbūt ir taip ir ne. Čia nėra vienareikšmiško atsakymo iš tikrųjų. Kaip jums?
Mūsų atveju, mūsų patirtis su bankais yra tokia, kad per paskutinį tokį vidutinį laikotarpį mes pakeitėme gal 3 bankus ir esame susidūrę su tokia situacija, kad kai pradedi bendradarbiavimą, tai pirmus 2 metus viskas vyksta labai sklandžiai, bet po to kažkaip mūsų apetitas auga, o bankas labiau, galima pasakyti, taip užsuka kranelį. Taip pat kitas dalykas yra, kad kaip ten bebūtų, telekomunikacijų verslas yra, jis toks, galima sakyti, nestandartinis ir bankas mažai supranta apie jį. Jis visą laiką lygina mūsų su NT, pavyzdžiui, vystytojais arba su kažkokia gamykla, kuri perka įrangą ir labai yra sunku paaiškinti, tai kokia yra verslo esmė. Nors iš tikrųjų viskas pakankamai paprasta, bet bankas dirba pagal tam tikrus standartus ir viską reikia kiekvienais metais, arba ten pusę metų, arba kas ketvirtį aiškinti. Ir viena iš pagrindinių iš tikrųjų priežasčių buvo, kodėl mes pasirinkome obligacijas, tai ir noras tokį turėti svertą, kalbant su banku, kad sakyti, žiūrėkit, mes arba norime tokių sąlygų, norėtume tokio dydžio finansavimo, bet jeigu jūs nesutikėt, tai tikrai mes visą laiką turime alternatyvą ir galime pasinaudoti obligacijomis kaip priemonė. Tai perspektyvoje emisijos Perspektyvoje dar iš tikrųjų sunku spręsti ir sakyti, aš čia galiu dabar ne iš patirties pasakyti, o savo asmeninį nuomonę, nes mes pirmąją emisiją išleidome tik tai prieš 4 mėnesius, bet rytoj kaip tik einame su banku kalbėtis apie tai, kokias galimybės mūsų verslo finansavimo ateityje, tai jeigu darytumėt susitikimą penktadienį, tai tikrai daugiau galėčiau apie tai papasakoti. Bet kaip instrumentą obligacijas vis toliau, suprantu, savo plėtroje, augime matote ir plėtotumėt? Taip, tikrai galvojame, kad šitą instrumentą mes tikrai plėtosime ir ateityje. Net kai planavome pirmą savo emisiją, mes pasidarėme obligacijų programą, pagal kurią mes galime išleisti iki 8 milijonų eurų. Kol kas pirmųjų etapų pritraukime 5 milijonus eurų, dar turime 8 mėnesius, kad galėtumėm įeiti, taip sakykime, į tą antrą etapą ir pritraukti papildomą finansavimą. Ir tikrai rimtai svarstome šitą galimybę, nes vėlgi norisi, kad tas mūsų finansinių paslaugų krepšelis jis būtų diversifikuotas ir kad įmonė galėtų pasirinkti tą priemonę, kuri būtent tuo momentu yra įmonei finansiškai naudingiausia. Jonai, kaip tas atrodo rytojus? Mes tai daug matom potencialą iš tikrųjų per obligacijas ir pas mus kiekvienas obligacijų misija šiek tiek skiriasi, tai dažnu atveju mes galvojam ne arba finansinė įstaiga, o galvojam ir. Taip prasme, kaip galėtų obligacijų misijos, kaip investuotojai galėtų kartu sugyventi su bankais. Tai čia yra ir sąlygų klausimas ir taip toliau. Tai mes nekilnojamo turto vystymo projektus, ten, kur yra vystomas turtas pardavimui, ten, sakykime, išleidom subordinuotas obligacijas, kur ten ir numatytas bankas. Ir mes ėjome į projektą tik tuo met, kai mes gavome tam tikrus trimšytus ir iš banko įsipareigojimus, kad tikrai jis ateis. Tai tokiu atveju, kai jisai subordinuojama, tai puikiai gali gyventi ir investuotojai. Jie gali būti užtikrinti, kad projektas įvertintas ir praėjęs pirminius patikros etapus banke. Ir gauti ir bankinį finansavimą, ir tuo pačiu mažiau reikalingą grupės nuosavų kapitalo įdėti. Tai kadangi pinigų spausdinimo mašinos dar neturim, tai mes naudojam tokius, sakykime, produktus, išvestinius produktus ir vertinam situaciją individualiai ir galvojam, kaip padaryti daugiau su tuo, ką turim. Čia toks standartinis dalykas. Tai čia yra vienas momentas, o antras momentas yra, kai jau turim gatavą produktą, kur jau yra pastatyti objektai, tai tiesiog ten yra kaip paskirstyti pinigus į objektus ir juos investuoti į naujus. Tai čia priklauso labai nuo projekto, bet mes taip gal ne vienareikšmiškai nesakytume, kad tai yra arba. Nes jeigu vertintume bendrą kainą, tai yra, jeigu mes paimtume pirminį keitimą, duotume investuotojams, tai klausimas, ar gautume visų pirma geresnę kainą, žiūrint kokioje stadijoje ta įmonė arba įmonių grupė yra,
O kita, jeigu suderini interesus ir turi mažesnį iš banko kainą, priimtina rizika, bet šiek tiek didesnė, tai gal suminė arba svertinė, sakykime, kaina yra visai patrauklesnė. Tai šitos dalykus irgi vertinti reikia ir atsižvelgti. Tai čia kiekvienu atveju diktuoja situaciją, o galutinį vis tiek, jeigu kapitalo rinkos, tai investuotojai duoda savo feedbacką. Labai pritariu tam tokiam, bet, kaip sakyti, požiūriai, kur, man patinka kitas pasakymas, visiems vietos pasaulyje užtenka. Ir reikia ir bankinio finansavimo, ir per obligacijas. Tiesiog skirtingiam tikslams, skirtingus poreikius tenkini, skirtingas kainas gauni, kas bendram katile išvirsta į labai gražų galutinį rezultatą. O žiūriu dar, kaip sakyti, Tomai, į tave, ar matai poreikį didinti savo grupėje tą skolos dalį per obligacijas? Taip, matom. Ir pirmiausia, tai yra dėl to, kad norim toliau auginti įmonę ir norim plėsti sparčiai įmonę į daugiau sferų, norim daugiau paslaugų suteikti miestų gyventojams. Ir čia paskutinis mūsų pirkinys paskutinis grupės pirkinys yra Latvijos įmonė Mobili, kuri yra ne pastatų priežiūros įmonė, bet teikia paslaugas miestų gyventojams ir mes į tą sferą norim pakankamai sparčiai investuoti. Tai be abejo, mums reikės papildomai finansavimo ir ieškosim papildomų galimybių tiek nuosavų lėšų, tiek obligacijų pavidalu. Nemačiau, ar iš auditorijos yra klausimų. Yra. Sveiki, norėjau paklausti, tikriausiai klausimas labiau Jonui, bet gal ir kiti galit pasidalinti, tai kaip yra suderinamas tas finansavimas iš banko ir per obligacijas, kaip bankai žiūri, jeigu užtikrinimo priemonės dažniausiai būna tos pačios, ar skiriasi, kaip bankas atskiria tada ir kaip vertina, kad įmonė turi obligacijas, ar ketina jas leisti finansuojantis. Čia labai gera tema. Aš tai įsivaizduoju, kad bankai jau yra atviresni bendradarbiavimui ir iš tikrųjų matome tokių sandorių, tokių dylų, kuomet bankas sutinka išduoti paskesnės eilės hipoteką arba obligacijos yra užtikrinamos tiesiog akcijų keitimu, tuomet bankas visai nėra įpareigojamas, kaip sakyti, jeigu aišku obligacijos ir emitentas yra būtent ta pati įmonė, kuri ir gauna finansavimą bankinį, tada klausimas yra tiesiog skolų susiderinimo, kas pirmesnis išeina iš projekto, tai dažniausiai standartas yra, kad bankas išeina pirmiau, tai yra pasirašomas subordinavimas ir taip toliau. Tai eiliškumas, sakykime, kas pirmesnis ir taip toliau, čia tikrai apsprendžiamas dalykas, netgi apsprendžiamas visos kitos dalykos, jeigu yra pirminės įkeitimas, antrinis įkeitimas, apsprendžiamas, kaip veikti kartu, galima tą susitarti, tai yra jeigu netenkinamos bankinio finansavimo sąlygos arba atvirkščiai, jeigu netenkinamos obligacijų savininkų, tai jie gali veikti kolektyviai ir inicijuoti tam tikrus veiksmus. Tai aš manau, kad viskas padaroma ir tiesiog yra bendro komunikavimo ir sustarimo reikalas. Tai mūsų matyti toks ir yra noras sutelkti ir padaryti kartu su tom kortom, kurios turim ant stalo. Tai čia taip. Ar dar? Verslas yra verslas. Tai mano klausimas, kadangi į pabaigą mūsų laikas būtų tradiciškai, ką palinkėtumėt tie, kurie yra ant svarstymo slenksčio? Drąsiai, dirbkit su investuotojais, būkite atviri, tas atvirumas atsipirks. Jonai. Aš tai irgi palinkėčiau, kad tiesiog drąsiai, tą patį, ką kolega minėjo. Ir tas, kas atrodo baisu iš pradžių, ne taip ir baisu dabar jau atrodo.
darbai yra padaryti, nuveikti rezultatai, dabar atrodo kaip ir, bet pradžioje akys didelės, svarbu daryti. Na, iš tikrųjų, mano palinkėjimas tai būtų toks pat kaip ir kolegų, kaip nekeisti, nes aš prisimenu, kai mes pradėjome svarstyti apie obligacijų emisiją, tai tikrai buvo šiek tiek baimės. Buvo tokia nežinomybė ir neaišku, kur tu nueisi ir kaip čia viskas bus, bet galų gale viskas tikrai praėjo labai sėkmingai ir dabar džiaugiamės, kad mes padarėme šitą sprendimą. Tikrai išanalizuokite rinką, paskaičiuokite viską gerai, įvertinkite situaciją, bet drąsiai ir ryžtingai priimkite sprendimą ir viskas pasiseks. Linui. Aš ko gero prisijungčiau prie visų kolegų, tik tais gal dar pridurčiau, kad bandykite, tikrai nieko neprarasite. Nes, kaip sako, gyvenime gailėsi to, ko nepadarei. Taip, būtent. Tai ačiū Jums ir rezimuojant šitoj vietoj, man visada yra tas toksai žingsnis, ir vardan Lietuvos, tas aspektas, kad kapitalo rinka vystosi, tai, kas buvo prieš 8 metus ir tai, ką turim šiandien, įmonės yra paaugusios, įmonės jau gali ateiti pas investuotojus, investuotojų ratas yra, kaip sakyti, sutaupęs ir galintis irgi investuoti. Tai ačiū, kad prisidedat prie kapitalo rinkos, tai reikia tik tai dar toliau skatinti ir žiūrėti, kaip su Linu šnekam, kaip išjudinti tą antrinę prekybą, kad iš tikrųjų būtų ir tas likvidumas. Tai einam ir dirbam toliau. Ačiū labai.